Mykolo Romerio universiteto krepšininkai ir toliau be pralaimėjimų žygiuoja Europos universitetų sporto žaidynėse. Itin rezultatyviame ketvirtfinalio mače Mindaugo Sakalausko auklėtiniai 123-101 įveikė Bolonijos universiteto komandą ir tas kovą dėl apdovanojimų. Pergalės pamatus Mairų krepšininkai pakojo antrajame ketvirtyje, kurį laimėjo rezultatu 32-17. Po ilgosios pertraukos apsukų nemažinę lietuviai ir toliau tolo nuo varžovų, bei prieš lemiamą ketvirtį įgijo solidų 19 taškų pranašumą, kurį iki rungtynių pabaigos dar šiek tiek padidino. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo 31 tašką surinkęs Gediminas Orelikas, 27 taškai Pauliaus Dambrausko sąskaitoje. Iš tikrųjų pažiūrėjęs rezultatą, tai gal vien puoliminį krepšinį žaidėm. Nebuvo tos gynybos, teisėjai tiesiog baudų prišvilpė tiek, kad aš tiek dar nebuvau matęs. Bet tiesiog italų komanda, jie kad nežaistų, jie tiesiog kalba, jie dainuoja. Tiesiog įdomi komanda tokia. Kas ten per incidentas trečią kėlinio pabaigoje? Tiesiog kažkas susistumdė, patys suprantat, komanda yra komanda, reikia visiems kodis. Tai teko gauti techninę vieną, bet nieko, viskas gerai. Nesėkmingai ketvirtfinalio mačą susiklostė Vytauto Didžiojo universiteto merginų krepšinio komandai. Mūsiškės po atkaklios ir permainingos kovos rezultatu 59-61 nusileido Ženevos universiteto krepšininkėms. Per lemiamą ketvirtį tik 9 taškus pelniusios lietuvaitės dar turėjo progą įsigelbėti, tačiau Kristinos Alminaitės dvitaškis metimas paskutinėmis rungtynių sekundėmis buvo netikslus. Ji buvo rezultatyviausia vadų gretose ir iš viso pelnė 22 taškus. Martynas Balevičius, Andrius Kazakaitis, Rotterdamas.